Juodasis rytas horizonto toliai, kiek dar kelionė truks, broli, kiek dar dienų kol nuguls dulkės, kol tau ištars gulkis. Žodžiai teisingi kieno pusėje, tu rankoje akmuo ar dar būsi jo, kam tu teisėjas, kam rankos butelio, kam laiškas dugne butelio. Kuris čia be nuodėmės, lai meta tą akmenį, tau nepasirodė mes prakeikti. Nu tai pakelk ragelį, davai, nu. Kas aš? Nu tai tu nušoji, tu ir ištrauk, nu. Karolis. Numeris matytas kažkoks. Čia tas pats Karolis? Ką žinau, ko čia šitam dar reikia? Ne, vyrai, aš nieko nepažįstu. Davai. Kaip radai? Tai Margarita, tu šitaip žaidė, ar ne? Algirdai, nieko asmeniško tu juk supranti. Tu jam nieko nepadarysi. Toks vaizdas, kad tu absoliučiai manęs nepažįsti. Tu juk žinai, kaip man nepatinka, kai kas nors bando sujaukti mano planus. Tu mane nustebinai. Ir labai nemaloniai. Tu mane irgi nustebinai. Algirdai, man tų pinigų reikia labai trumpam. Vos keletą dienų ir aš tau juos gražinsiu. Labai buvo nemalonu išgirsti tavo neigiamą atsakymą. Paleisk Romą. Sumokėsi? Tuoj pat. Atsiųs pavedimo kopiją ir paleisiu Romą. 120 kart 120, 14 400. Nu, ko tokie tylūs? Ir pagrobtasis kažkoks be žado. Ne, normaliai viskas. Tai vat ir keista man tai jūsų ramybė. Tai gal tiesiog, mes žinom, kad tėvas sumokės. Gal... Tai ramu dėl to ramu. Nu jo, ramu. O, ant tų žodžių. Lengvai ir neskausmingai. Romai laisvas. Vyrai, pabūkit džentelmenais, parveškit žmogų ten, iš kurį paėmėt. Nu, tai ką su lavonu darom, ką? Su kokiu lavonu?
Ir kokiagi čia proga? Abie jokios progos. Tiesiog. Tau. Lūši. Visą dieną. Taip. Nei rankyčių, nei kojyčių nebejaučiu. Ei, banditai, aš dar gyvas. Paleiskit arba pribaikit. Lokai, jūs girdis? Patylė gerai, mums pagalvoti reikia. Ko jūs mane žiūrit? Aš ne prie ko. Ne prie ko. O ką jis nužudyt bandė, ką? Nu gerai, jis bandė mane užverst, bet nepavyko. Tada atėjot jūs ir pridarėt, ką pridarėt. Tai gerai, bent padėkotum. Ačiū. Nu širdžiai sakau, man labai gerai. Man gydytojai reikia. Bus tas daktaras! Užsičiau! Karočią, vežam jį pas Romką, kito pasirinkimo nėra. Ne. Jeigu mano tėvas yra pas mus namie, bus ne tik man žopa, bus ir tau žopa. Karočią, Romka, davai mes tau viską apmokėsim, o tu padaryk taip, kad neliktų galų. Viską? Viską. Pala, tai perkeliam, normaliai, ką mes čia kaip gyvulių vežiojame. Aš, dėdė, eikšu. Ugne, gal dar ką nors nori vaikai? Ne, nieko. Kur senelis? Senelis tuoj ateis. Kada? Nu? Paskambink jam. Senelis? Ne, čia draugas skambina. Ko nori, banginė, aš neturiu laiko. Kur tu esi? Bazaras yra. Ką toks surūgęs? Sutiko kas? Ir taip ir ne. Tai pasakok. Norėjau sužinot, o visada tai bus. Kaip bus? Nu taip, kad mes išvažiuojam kartu, pailsėt, gaunasi daugiau streso, nerimo kažkokie neaiškus reikalai. Tu vis dar pyksti dėl druskininkų. Nežinau, iš tikrųjų, ką mes čia darom? Mes kaip ir kartu, aš apie tave nieko nežinau, tu apie mane, manau, irgi nieko. Tu nebenori būti su manim. Aš nežinau. Tai ką tu siūlai, Harry? Tik nesupras manęs kažkaip ne taip. Nu, aš noriu padaryti pauzę mūsų santykiuose. Tai tu nori, kad aš išsikraustyčiau? Nu, aš tavęs nevarau. Nu, aš tik norėčiau kelias dienas pabūti vienas. Gerai. Mevoj, einu išsikrauti daiktus. O tu mąstyk, svarstyk. Vienas. Tik nesupyk, gerai? A, ne, aš viską suprantu. Klausyk, Ugne, kalnai prie kito staliuko ir pažais telefonu. O kada eisim senelį ieškot? Aš pakalbu su dėdim, gerai? Ir eisim ieškot. Nu, tai kur dingo senelis? Pas nesuprantu. Tai Saulis nuvarė pas Romos tatką. O mes čia 3 valandas jau sėdim. Nu, jei pas Romką tai negerai. Pofiltas tatų skeminu, man su tavim reikia biškį pakalbėti. Apie ką? Dėl skolos. Nu, ką čia bazarė? Aš tavo skolą mokėjai, sumokėjau už tavo dainos įrašą. Tai tu dabar skolingas man, reperitą. Tai žinau, bet klausyk, tu gali biškios palaukti, nespausti taip smesuką, seklumo įsėdė. Taip, labaginį, prie ko čia aš? Ko čia kiši savo hipis ir kopas? Aš kam nieko neskolingas. Taip. Aš irgi galiu palaukti, banginį. Bet už procentą. Už kokį procentą, draugeliuškai? Už tujų.
kad tu durnas, bukas ir naglas banginė, supratai? Aš tau skau, Valera, ten visiškai patsuka yra slaptas pokerio lošimas. Auksinis jaunimėlis iš tėvų pinigų lošia. Nu, mes prie kokio šono? Nu, tai prie to šono, sakau, nelegaliai lošia. Mes ateinam, tu, aš, pastatom į kampą, sakom, kad procentą mokėt. Čia vapšė lengvi pinigai yra. Bet tu tikras, kad jie neturi kokio rimto stogo? Nu, neturi, aš viską patikrinau, visiškai saviveiklininkai. O babkės rimta. Gerai būtų, jau su tai jautieną susišikom. Nu, tai čia ir kompensuosim. Laukia kažko? Ne. Kas čia gali būti? Nežinau, čia pradėjo vaikščioti, sakė. Paštininkai, Jehovos liudininkai. Tai kaip matau, niekas nesikeičia plėšikų žemėje. Daiktinę lakat, apie genus biznio planus aptarinėt. Sorry, bro, kad jau teks dingti. Paklydėlė dukra grįžo? Grįžo, gali būti ir pasiimti. Mums pasikalbėti reikia. Rimtai. Sakai kelias minutės, kiek tavęs reikia laukti? Atsiprašau, nu reikalų buvo, prisės. Kur Ugnė? Ką žinau, gal tūlikė? Jo. O tai Saulius irgi tūlikė? Saulius tai... Kur Ugnė? Alio, kur tavo dukra ir jo senelis? Kur Ugnė? Nusiramink, nerėkau. Tu manęs... Gerai, paieškosiu. Jo, matau, ir be manęs turit ką čia veikti. Tu žiūrėk, su skola netemp. Gerai? Ai, reperi tu. Čia, iki visiems. Nėra Ugnės. Tai paskambink. Tai kad aš numerį neturiu. O tėvas, tai nežinau, Sauliui paskambink. Tai Sauliui skambinu išjungtas telefoną. Kur Ugnė, po velnių? Nu, per tas duris neišėjome. Nu tai gal tenai durys yra, idiotai jūs. Einam, kažką daryti reikia. Miega? Jo, suleidau nuo skausmo. Tas jūsų gydytojas rašė, kad po 2 valandų reikia dar vieną suleisti. Nu, tai gerai, nu. Kas tau gerai, blin? Tėvas grįž namo, užmuš. Grįž namo, ten tas guli. Neužmuš, sakysi draugą, gelbėjai. Aha, draugą. Draugas mane užmuš nori. Romka, nemyš gerai. Taigi jūs išsiaiškinot, ne tu užverti jo dukrą, nu. Tu dabar jį gelbėjai nuo mūsų. Nu, mes viską kompensuojam ir tau ir jam. A jeigu tėvas mentam praneš? Arba Valdemarui? Įsivaizduot, kiek problemų bus? Klausyk, Romka, mes tam tau ir mokam, gerai? Tai tu tvarkykis. Aišku? O mums metas. Tavai. Ne viską įsidėjau. Tai nueis ir pasimsi, ne bėda. Ne, tėvai, su Hariu aš dabar matytis nenoriu. Susitvarkysiu viskas, neimk į galvą. Tai aš tau, tėvai, pati į galvą duosiu. Nesupratau. Už ką? Už tai, kad jūs degraduojat su tuo savo buroku, girtuokliai paskutiniai. Neužmiršk, kad pas mane dabar gyvensi. Ai, tai gal dar nuomos mokesčio paprašysi? O ką? Gera minti. Tik tai, žinai, kažkaip nepatogu, ką žmonės pasakys. Iš dukros pinigus imti. A turi? Turi? A, tai ką, vėl
Finansai ant nulio, a? Biznis nesiseka. Kaip čia pasakęs, buvo ir geriau. Nu, tai reikia stengtis, kad būtų geriau. Nu, tai mes ir stengiamės, bet su Buroku kaip tik mes aptarinėjom tokį vieną planą. Jo, mačiau, kaip aptarinėjot. Iš kur čia dabar tokia ironija? Savo didvyrių tėvų nepasitikė. Ne, nepasitikiu. Ir turiu dėl ko. Gerai. Gyvenk, bet manęs gyventi nemokyk. Pats kaip nors susitvarkysiu. Atsirado. Princesė grįžo namo. Lemba. Pala, ten gal ten, ne? Ne, panašiai tik. Ten vaikų. Sauliaus telefonas neatsako dar. Gal gerai, kad Saulis nežino, kad ugnė dingo. Įdomu, kaip ten su Romka sekėsi. Jam jaučiu, abudu mentūrių sėdi. Nerasi, nes tos ugnės taip O tai ką tu daryt siūlai? Siūlau mentam pranešti, tegul ieško. Stop. Jokių mentų. O tu raminsiesi ir tu. Žiūrėk į gatvę, nei mane. Taip gerai. Vai gerai. Na, aš juk sakiau to, kad aš galiu būti naudinga. Taip sakei. Tai kas negerai. Klausyk trumpam, gali išeiti. Nusimato rimtas pokalbis. Ai, ačiū. Kaip liepsi, šeimininkė? Ilgai neatsiliepė, Valdemarai. O laikas buvo sutartas. Atsiprašau, užsižiopsau šiek tiek. Per dažnai pastaruoju metu žiopsai. Ko gero per anksti aš tave prie darbų grąžinti noriu. Tiek to, vis tiek bandomasis laikotarpis. Po to viskas spręsis. O tavo informacija apie Margo Alvaris pravertė. Viešui įvertinu tavo pastangas. Gavai pliusų. Dėkui. Dabar mums reikia, kad rastum šeimą prie mūsų dominančių diplomatų. Jeigu tau tai pavyks, tau bus grąžintas buvosios pareigos. O gal ir arčiau palypėsi. Gerai, aš pasistengsiu. Tu labai rimtai pasistenk, nes nuo to priklauso daugelio veikėjų likimas. Taip pat ir tavo. Jo, viską puikiai suprantu. Iki, Valdemarai, nenuvilk manęs. Artūrai, o tu nepyksti, kad, mes tada, aš ten priešnekėjau visokių dalykų? Gali. Tikra draugystė privalo patirti ir išgyventi įvairius sunkumus. Kitaip jinai prasmės tada, jokios neturi. Tai mes draugai? Tu man pasakyk, ar vis dar reikalingas tau toks draugas kaip aš? Tai aišku reikalingas. Reikalingas, ypač dabar, kai... Nu, tik nesakyk, kad vėl meilės reikalingas. Jo, meilės. Surūto. Nesuprantu aš savo jausmų jai. Tu žinok, moteryse jokios logikos nereikia ieškoti. Nėra jos tam. Tai kaip su jom elgtis? Tu galvoji, žinau? Kartais man atrodo, gal jos pačios net nežino. Vienintelis dalykas, kurį aš tikrai žinau, kad moteris reikia nuoširdžiai mylėti. Gerai, užteks apie tas tavo meilės. Jau laiko daug. Varom salę. Varom. Už mūsų ir jūs. Už mūsų mylimus draugus. Už mūsų visus ir mūsų visas. Ir svajonės. Už mūsų ir jūs. Už mūsų mylimus draugus. O, kaip čia dabar? Aš lyg tai pamainos nekviečiu, ką? Oi, ne. Garbėsiu, Kristui. O, Laurutė mano, kur tu buvai? Tai va, kur tu dingęs? Telefonas išjungtas, aš galvojau, savo kažką pasidarei. Aš pasidariau. Sau gyvenimo šventę. Tada!
Mes čia švenčiam dabar. Laimina tave šventasis tėvelis per Aš tavęs tokio nenoriu matyti. O kitokio ir nebus, supranti? Kitokio nebus. Buvau kažkada geras, dabar blogas. Va, taip, va. Supratau, tu šves. Tai ir švesiu. O ką tu man padarysi? Bet gal tu nori prisijungti, klausyk. Ateik. Ne, nenoriu, man tas pats. Nu, davai, kas? Man viskas, man gana visų šito, man tas pats. Aš nenoriu dalyvauti tavo orgijose. Orgijose, oi, Jėzu, orgijose jinai dalyvauti nenori. Klausyk. Žinai ką? Aš turiu pinigų daug. Žinai, iš kur gavau? Sąžinę pardavai. Sąžinę pardaviau. Nepardaviau šiokios sąžinės. Aš ją dabar geriau pragersiu.